Gyventojams pristačius valstybės gynimo planą, iškėja vis daugiau detalių, kaip kiekvienas iš mūsų galėtume ir turėtume prisidėti prie tėvynės gynimo užpuolimo atveju. Įsiveržus priešui, valstybėje būtų skelbiama mobilizacija, kuri turėtų padėti užtikrinti gyvybiškai svarbias funkcijas valstybėje, o tam būtų pasitelkiami visi šalies gyventojai. Kaip visą tai veiktų, apie tai dabar kalbuosi su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriumi Virginijumi Vitalijumi Vilkeliu, kuris mūsų studijoje. Sveiki atvykę. Labą dieną. Tai visų pirma, kaip ta mobilizacija veiktų? Ar tik tada, kai priešas jau įsiveržia, ar dar iki įsiveržimo matant tam tikras grėsmės? Na, kad geriau suvokti terminą mobilizacija, reiktų pasižiūrėti į istoriją. 39 metai Lietuvoje buvo skelbiama mobilizacija, kuomet be karo padėties, kuomet reikėjo kariuomeniai sutelkti papildomų resursų autotransporto priemonėmis, vežimais, arkliais, nes tada reikėjo internuoti 14 000 Lenkijos kariškių bei pabėgėlių ir valdyti tos sraustus ir juos aprūpinti. Tai kariuomenė tokių resursų neturėjo, mobilizacija ir yra instrumentas, teisinis režimas, kuris įgalina sutelkti per rekviziciją, per papildomus darbus, tam tikrus poreikius. Tai ir dabar mobilizacijos teisinis režimas yra skelbiamas tada, kai šaliai iškyla ginkluoto užpuolimo grėsmė. 39-ais tokia grėsmė buvo. 90 metai aš tą laikotarpį vadinu savimobilizacija, kaip mes be jokių teisinių reglamentų rinkomės į budėjimus, savivaldybės centravo kažkokią tai transporto priemonių sutelkimą, autobusų parkos ir žmonės buvo paskirstomai vežami į vieną kitą objektą ginti jos, budėti. Tai mūsų mobilizacinė sistema taip pat yra sukurta, mobilizacijos departamentas egzistuoja 20 metų, jinai buvo kuriama, gal paprasčiausiai visuomeniai nebuvo poreikio tokio žinoti, nes nebuvo tokių situacijų. Dabar mes išeiname į visuomenę, nes norim užpildyti tą nežinios nišą, sakykime taip. Bet žinia visą laiką buvo duodama funkciniam auditorijom, savivaldybėm, ministerijom, institucijom, nes mobilizacija yra paremta institucijų persiorientavimu. Ir šitoje vietoje mes ir esame išgryninę reformos išdavoje nuo 18 iki 22 metų gyvybiškai svarbias funkcijas. Jeigu valstybė anksčiau turėjo 19 gyvybiškai svarbių funkcijų, mes perėjom prie 6 gyvybiškai svarbių funkcijų. Ir valstybės gynybos planas, prezidentūros parengtas irgi remiasi ant tų strateginių krypčių, kurios remiasi jau į mobilizacinę sistemą, per institucinį pasirengimą ir piliečius, kurie jau per strateginę... Paprastam gyventojui išgirdų žodį mobilizacija turbūt būtų kažkoks išgastis, nesusipratimas ir taip toliau. Tai klausimas labai paprastas. Kaip gyventojai būtų suskirstyti į kokias grupės ir ką kiekviena iš tų grupių turėtų daryti? Okay, tai turbūt ir gatvėje paklausiu žmogaus, kas yra mobilizacija, turbūt suprastų, kad yra šaukimas į kariuomenę. Gali būti. Taip, nes mes girdime Ukrainoje mobilizuota tiek asmenų ir panašiai ir panašiai. Lietuvoje taip pat karo prievolės įstatymas kalba apie prievolę iki 60 metų amžiaus vyriškiams būti pakviestiem į karinę tarnybą mobilizacijos metu. Taip, bet mes girdime, kadangi esame ir aljanso nariais ir įsipareigojimus iš ankstinės perspėjimo sistemos įvertindami, kad pirmoji eilėje turbūt eitų 5 metus atitarnavę, 10 metų atitarnavę tas aktyvusis parengtasis rezervas. Tai yra nemažai 10 000 jaunuolių, kurie turi gerus įgūdžius dar po kariuomenės ir jie pirmoji eilėje būtų kviečiami. Bet iki 60 metų amžiaus vyriškiai taip pat papuola į tą rezervą. Kita grupė dalis yra taip vadinamas civilinis mobilizacinis personalo rezervas. Tai tos institucijos, kurios turi valstybės gyvybiškai svarbias funkcijas pavestas per valstybės mobilizacinės užduotis, turi atlikti savo darbą. Kritinėje infrastruktūroje, gyventojų poreikių tenkinime, viešame saugume ir panašiai. Tai tas personalas yra įvardintas ir tie žmonės yra pasirašytinai supažindinti, kad jų fronto linija bus jų darbo vieta. Ir tai tų kompetencijų žmonės, kurių negalima pakeisti kitais žmonėmis. Ir tokių šiai dienai Lietuvoje mes turime 60 000. Bet ar pakanka tų 60 000 ir kaip gyventojams suprasti, kuriai grupiai iš tikrųjų jie turėtų priklausyti, jeigu būtų mobilizacija? Jie jau priskirti. Būtent tie 60 000. Tai yra pagrindė. Bet tie kiti, kurie norėtų? Kurie norėtų, kadangi mes esame demokratinė valstybė ir demokratinės valstybėje neegzistuoja visuomenės mobilizacijos terminas. Mes visuomenę telkiame,
o demokratijos ir visuomenės telkimas vyksta per bendruomenės, per savanorystę. Ir šiuo atveju mes visuomenę tiesiog kviečiame, raginame, visur būna tos mūsų agitacijos, kad burtis prie nevyriausybinio organizacijų veiklos. Pažiūrėkite, dabar taikos metu mes turime labai daug kritinėje situacijoje dirbančių organizacijų, kaip Maltos ordinas, Raudonas kryžius, Maisto bankas, tas pas, kuris yra globalizuotoje erdvėje dirbantis, jo paketai keliauja ir Ukrainą, ir kitur. Ir tas pats būtų ir Lietuvoje. Maisto gamyba yra svarbus procesas tam pačiam kariui pamaitinti, nes už kario, besiginančio kario turi nuo 10 iki 20 asmenų būti jį palaikyti. Ir maisto paduoti, ir komunalinės paslaugas, ir labai daug paslaugų. Dabar Lietuvoje mes matome daug susibūrusio jaunimo ir žmonių, kurie pina maskuojančius tinklus, blindažinės žvakes lieja, vykdo kitus darbus. Lietuvoje mobilizacijos įstatymė mes taip pat esame numatę būtinuosius darbus kaip instrumentą, nes mobilizacija ir karo padėtis turi daug prievolės instrumentų. Būtinieji darbai. Kas tai yra? Tai yra tie patys 90-ieji metai, bet žmonės tada ėjo savanoriškai, o dabar yra numatyta tokia prievolė, kad žmonės bus kviečiami. Reikės kasti apkasų, eisim kasti apkasų su komunaliniam tarnybom greta. Nes jų reikės daug kasti, turbūt greičiausiai, pagal sumodeliuojamą situaciją. Ir galimybės atsisakyti nebus? Na, galimybė visą laiką yra atsižvelgiama į žmogaus fizinės aplinkybės, gebėjimus, bet tokių atvejų, kaip Konstitucijoje turime įrašytą prievolę, pareigą ginti valstybę, tai turime prisidėti visi. Ir mobilizacija ir pilietinis pasipriešinimas kalba ne apie slėptuves, ne kas manim pasirūpins, kas mane apsaugos, o kur aš galiu ateiti ir prisidėti. Per keletą minučių tikriausiai mes nepapasakosime visiems, kur jiem reikėtų kreiptis, ką reikėtų daryti, kaip konkrečiai patekti į vieną ar kitą grupę. Jūs turite ir tokią platformą, kuri vadinasi Mobilizacijos mokykla. Ar ten galima rasti tą informaciją, ko mokote ten gyventojas, galų gale, ko patys gyventojai tikisi iš jūsų, ar gal būna kokių net nesusipratimų ten? Tikrai taip. Mobilizacijos mokykla tai mūsų inovacinis projektas, vienas iš projektų, viena iš galimybių gauti informacijos. Būtų blogai, jeigu informacijos aplamai nebūtų. Dabar informacijos apie mūsų darbalaukius yra apstu. Tiek YouTube kanalas, tiek Facebook kanalai. Pažiūrėkit, kiek pratybų vedama ir jas galima patekti. Kaune trečiadienį prieš keletą dienų vyko pratybos, tiesiog visuomenė buvo pakviesta ateiti, savivaldybės salė buvo sausakimša. Vyksta daug renginių. Paprasčiausiai reikia to savanorystės, savanoriškumo ir domėjimosi. Mobilizacijos mokykla vienas iš instrumentų, kuriame mes pasakojame apie valstybės veikimą mobilizacijos teisinio režimo metu, apie priimančios šalies paramą kaip svarbus elementas, nes mes gintumėmės ne vieni, o su sąjungininkais. Norvegijoje 90% visuomenės įtraukta į priimančios šalies paramos paslaugų tiekimą, į uostų darbus, nes logistinis darbas taip pat reikalauja labai daug rankų. Vien tik tai surinkti labdarą krovinius yra vienas dalykas, tai reikia išparceliuoti, išbroširuoti, nuvežti, pristatyti, išskirstyti. Labai daug rankų reikės ir gyventojai bus orientuojami per būtinuosius darbus, įstaigos per privalomosius nurodymus atlikti tokius darbus. Svarbu, kad mes esame sukūrę tokius instrumentus ir segmentiškai treniruojamės. Kita vertus, labai svarbu pažymėti šitoje vietoje, kad informacijos klaida yra vienas dalykas, kalbant apie tokias grėsmės kaip mobilizacija arba karo padėtis, bet iš kitos pusės mes turime jausti atsakomybę, kad su ta informacijos klaida nepersudytume ir neskleistume panikos. Mes irgi padarė daug atviručių tokių, kur galima būtų į pašto dėžutės įmesti, bet ar tai bus nauda, ar nepasiesime daugiau panikos, tai irgi atsakymas. Todėl reikia blaiviai, racionaliai elgtis, yra savivaldybės, yra ministerijos. Kaip jūs sakot, savanorystės. Taip. Ačiū, dėkoju už jūsų laiką, ačiū, kad buvot mūsų studijoje.